tau dar neatsinčiau meniu. Na ir sveiki visi atvykę į mūsų namus. Ir naująjį epizodą. Antrąjį šiais metais, kadangi esame labai užimti žmonės ir nesurime laiko. Bet šis epizodas, kamera, bus ypatingas. Išskirtinis, ypatingas, nežinau. Nes turim mikrofoną. Pagaliau, žinot, sekėjų daugėja, kaip sakant, finansai didėja ir... Antras teiginys neteisingas, bet svarbu, tau finansai didėja. Na ir ką? Ką šiandien veiksime? Taip, tai šiandien turim, kaip sakė, išskirtinį epizodą, kadangi gaminsime vienas negirdintis, kitas nematantis ir trečias nekalbantis, negali kalbėti. Tai. Ir mes turime šiandien taip pat svečią, kurį jau jūs pažįstate. Prašome įeiti. Labą dieną. Ir dar turime dar vieną svečią. Ateik. Neįsi. Kurį mes šiandien iškepsime. Juokauju. Nu, vaikim čia dabar. Ne, juokauju. Mes daug turėsim kirpti. Tai tu mėgsti karpyti. Gerai. Pasirodysi. Va. Labą dieną. Koks aš skanus. Nu tai ką, nedelsdami pradėkime. Manau, kad pradėkime. Tai trauksim dabar, turim 3 lapukus. Kas bus aklas, kas bus kurčias ir kas negalės kalbėti. Aš ir tai paklau. Na kągi. Aš nežinau, Saulė rašė, tai jinai čia jau žino. Davai, svečias. Kas svečias? Trauk. Gerai, važiuojam. Negali kalbėti. Tai nieko, kaip sakant, ir taip nekalbat. Tai va, mikrofono tau ir nebus šiandien. Tai pala negali kalbėti. Ai, burna užrašta. Burna Tai užrašta. gerai, jinai daugiausia darys aš. Rankom. Na kągi. Noriu ausim, žinai. Negali matyti. Yes! Negali girdėti. Aš taip sakė. Šiandien bus muzikos vakaras. Aš apaksiu valandą laiko nematant. Imk šitos susidėk irgi nematysi. 1, 2, 3, pradedam. Kaip ir Užsirės gal tu norėjau, pati. išsitraukiau ausines, kad galėčiau šiandien jų negirdėti. Ne, nu man tai aš jau matau, kad čia smagiausių bus Japonieniai linkėjimai. Jūs pagelbėjote mums šiame epizode, paremėte. Tikiuosi, kad dar matysiu po šio epizodo. Reikis čia neįsidirbinėjus. Na, aš pasileidžiu muzoną tada. Už 3. Pala, Už 3. Kamilė, ne, pala. Kamilė, pala. Aš dar girdžiu. Tau reikia kartais pasižiūrėti, ar filmuoja. Kas kažkiek laiko. Nu gerai. Žiūrėk, susitarėm ženklą. Aš tau parodysiu. Aš jau čia nesuprasiu. Nu tai tiesiog sakyk, Kamilė, ką? Patikrink ir viskas. Tai kaip pasakyti, kad tu negirdėsi. Ajo. Gerai, 3, 2, 1, aš pasileidžiu, gerai? Viskas. Tu pajung tą meniu. O, Madonna. Ir Kamilė jį turės skaityti. Ei, op. 500 gramų kiaulienos faršo ar kitokios mėsos. Patikrins jau kamerą. Toliau. Juodos duonos 2 riekės. Aš rėkiu? Aš nerėkiu? Biški. Duona. Nu tai duona ten. Nu nesuprantu aš tau. Tėliau kalbėt? Gerai. 1 stiklinė. 1 stiklinė maltų džiūvėsėlių. Gerai dabar buvo? Ne. Gerai. O tai aš kažką darysiu čia. Nu, Kiaušiniai 2 vienetai. Šitą. kiaušiniai. Eik iš šaldytuvą paim. Žinau, kad Čia. kažkur. Bet aukščiau buvo jie kažkaip. Taip. Dar iš šaldytuvo kažko reikės. 100 ml pieno. Aš atsiprašau. Ištrauk šitą.
Taigi buvai užčiupus pieną. Tu nerėk. Pieno trečioj lentynoje. O. Svogūno pusė ir česnako. Druskos, pipirų ir aliejaus. I better read the bathroom miles away. Pirmiausia, gerai dabar? Ne. Pirmiausia, nupjaustykite duonos plutelę, o minkštimą susmulkinkite ir užpilkite pieno 5 minutėm. Pirmiausia, nupjaustykite duonos plutelę, o minkštimą susmulkinkite Gerai, o tai reikia ir dviejų. užpilkite pieno 5 minutėm. 2. 5 minutėm. Riekelės 2. Riekelės. Kas 2? Riekelės. Nu taip, 2. Taip. Gerai. Kur? Kamilė. Kas yra? Patikrink. O. Į faršą įmuškite. Vieną kiaušinį. Tai va faršas. Gal aš nemušiu, žinokit, man. O visą faršą dėt. Jo. Jo? Duok aš Tai čia apipjausti faršą? su ta riekelė. Čia faršą? Ne, čia faršą. Dar peilio. Saulė, tu muši kiaušinį į faršą. Palauk, aš faršą įdėsiu. Jautienos faršas. Super. Taip jauktų tą faršą. Greičiau. Saulėnai, Ką? įmuš kiaušinį į faršą. Čia peilis? Kas tau? Taigi žinau, aš tikrinu, kuris galas mailas. Čia kiaušas. Kur faršas? Čia? Šitas galas? Aš bijau nuspjau. Gerai pavariau? Įmušiai. Palauk. Dabar Kur tu gabrėsi? lopk svogūną. Kodėl jūs žemė? Nu gerai, česnaką gali lupt. Aš Pala, kaip paskaitysiu. ten tu man gabrė mokytas česnaką lupt? O tai batoną jau padarei? Ką? Ne? Nu tai ko tu lauki? 2. 2? Palauk. Česnako 1 skiltelę. O morkom dar 2. gabrė. Reikia paskaityti, ką daryti. Pirmiausia, nupjaustykite duonos plutelę, o minkštimą susmulkinkite ir užpilkite pienu 5 minutėm. O tai užpylei tu? Nu tai... Ko tu ieškai? Ko tu nori? Nieko, nu lupt. Kas tu nori? Gerai. Nu, aš nulupsiu svogūną tą progą. Nulupau? Dabar. Nulupau? Bet dar morkom reikės česnako. Ir bulvių košę dar mums reikia daryti. Tai kaip ją daryti reikės? Kas yra? Antras receptas. Bulvių? Parodyk jai. Čia. Paskui, aš tau sakau. Parašyta susmulkit ir užpilt pienu. Batoną? Kaip tas svogūnas mirda, žinau. Tu nerėk. Kamilė. Neliesk manęs. Nu, aš nulupsiu svogūną. Ir bulvių košę dar mums reiks daryti. Kas yra? Antras receptas. Parodyk jai. Antras receptas. Bulvių košę dar mums reiks daryti. Tai Paskui, aš tau sakau. Parašyta susmulkit ir užpilt pienu. Kaip tas svogūnas mirda, žinau. Neliesk manęs.
Fu. Nu, baig. Nu. Kas čia yra? Paragauk. Duona. Rimtai suvalgyt? Ką? Meluoji. Čia kaip snarglys koks. Ką tu čia darai? Išmest noriu. Čia. Nepatau. Gerai. Gerai. Ką su tuo daryt? Va, aš dabar supjaustysiu. Kiek? 100. Kaip mes pamatuosim? Man atrodo, yra, žinok, matuoklis. Ne čia, ten kitam. Bruno. Bruno. Labas. Bruno. Bruno. Saulė, Ką? nori svogūną pjaustyti? Ne. Nu, supratau. Gerai? O tai ką čia dabar? Čia tai va, tiesiog 5 minutės? Tai. Kamilė, Susmulkint mėgšti. Patikrint? o galiu man kažkokių gabrė veiklos duot biškį? Gerai. Aš to į svogūną supjaustysiu ir tada minkis. Nu gerai, Saulė. Saulė, su rankom. Nu, minkik faršį. Palatai reikia nusiplauti rankas. Rankšluostuko. Tas česnakas toks sušilęs. Gerai. Jo. Supjaustys. O tai pamirko tas batonas jau ten? Taip, mums reikia pusę svogūno ir skiltelės česnako į faršą. Tai ką man čia dabar minkit? Tai man minkit jau? Kur? O ką? Tai jei čia nieko nėra, tai ką man minkit čia dabar? Nu tai faršas čia. Ir kiaušas čia yra? Nu Jo, tai dabar dabar viską barstyk. iki grajaus jau iš rankos, kaip sakant, sumirdės. Jaučiu, kad neatspaustos. Jau? Ką tu čia dar padarėjai? O ką mes čia iš vis gaminam? Realiai aš nežinau, ką mes gaminam. Paklausk pas Kamilę. Ką toliau? O ką? Davai pabandyk paaiškinti. Palauk. Palauk, dar į faršą reikės įdėti svogūną. Ir česnaką. Ne. Mums skardos reikia? Ne. O ko? Ką gaminam, paklausk. Tai ką mums reikia? Nu, nemoku kaip čia parodyti dabar. Tai Rėkit. Tai tu parodyk kaip pavadinimą ir paskaitysinai. Nu, čia šnicelis. Šnicelis? Šnicelis. Greitas maltos mėsos šnicelis. Supratau, ačiū. Aha, tai taip, palaukit. Iš paruošto faršo suformuokite pailgus ovalios formos maždaug 1 cm storo šnicelius. Man išėjo 5 šniceliai, nu mum išeis 10 jaučių. Iš tiek faršo. Ar gerai aš čia minkau? Spend it evening with me. Ar toks raminsi? Nežinau, kas daro. Palauk. Svogūnas pabėgo. Kodėl tu mane apspjauki? Gerai, kad dar tas vištienos gabaliuko neužspjovai per praeitą kartą. Palauk. O ką palauk daryti su šitą masę? Taigi formuoti reikės šnicelius. Tai bergtų Ai, čia reikės į faršą dėti. Kiek tu gali tos svogūnus pjaustyti?
Bruno. Bruno. Man žodžiu žaizdelė buvo biški ant piršto ir man dabar graužia nuo prieskonių. Matai? Gerai, aš toj česnaką supjaustysiu. Kas? Neminkit? Minkit? Gerai. O tai svogūną supjaustyt? O tai bulvų košę kada darysim? Palauk dar. Palauk dar. Kas? Tai. Parodyk man, kai su rankom mes, ką reikia padaryti. Bulvę nuskust. Tai kaip aš tau nuskusiu, aš nematau taigi. Aš myliu. Tu nuskusi? Nu, tai gerai. Nu, Saulė, eik maišyk. Jau? Jau? Galiu? Jo. Gerai. Skanaus. Skaniai. O ko čia pridė? Kas čia yra? Aš tavęs negirdžiu. Čia svogūnas? Kas? Svogūnas? Nu, svogūnėlis ir česnakėlis. Nežinau, ko tu manęs klausai, bet gerai. Ir čia ta duona šiaip. Ai, čia. Šnicelę patiekite su baltu padažu. Keptuvėje išlygykite gabalėlį sviesto, įdėkite šaukštelį miltų kaip pakepa. Suberkite sutrupintą. Tai nereikia. Nedarysim. Kečupau. Gerai. Gabre, tu klausais manęs? Ne. Gabre. Bliama, kaip tas svogūnas neukia, čia aš negaliu. Kamilė. Gerai, atsiprašau. Kaip sakas? Nežinau. Gerai. Va taip va. Reikės Oi, Saulė, tu trapstai. Ateik čia. Paimk. Bruno? Išsimaišėčiau? Na, dar bėg. Dar. Ir dabar klausykit manęs. Aha. Kiekvieną šnicelį pamirkykite kiaušinio plakinyje, įberkite žiupsnelį druskos, pavoliokite džiūvėsėliuose ir kepkite įkaitinamą aliejų iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Gerai. Tai supratom. Tai reikia kiaušinio. Tu visą savo faršą taškai nuo pirštų. Gerai. Kiaušinis yra čia. Nu, o. Vat padėsiu. Tai bliūdelio. Gabre. Reikia. Kamilė, bliūdelio. Bliūdelio. Kas? Bliūdelio. Kad... Ką tu... kiaušą? Nuo bliūdelio. Nu. Tai tu palauk, tai reikia... Kur dėsim šnicelių, Saulę? Į lėkštę? Gerai. Į lėkštę. Aš įmušiu. Ir suplak. Kiaušą. Jo. Gal jau galima nebeminkit? Kas? Pas mane bardakas šiais metais toks. Davai tokį kotletą kepam. Nu, seni, čia per didelis gabalas. Man atrodo, nešim komandai šnicelius. Čia tai tiek. Koks kodas? Palauk, įbersiu žiupsnelį druskos. Aš jaučiu tas rankas plausiu parą laiko. Na. Minki dar? Ne? Ai, fu. La. Bet tu formuosi šnicelį. Ai. O tai jau galiu formuoti? Palauk, biški. Oi. Gerai. Žiūrėk, čia bus kiaušinis. Palauk, biški. Va čia, indelis kiaušinio. Aha. O čia aš beriu breadcrumbsus. Čia kur? Va čia, va. Ai, nu. Gerai? Aha. Ką man daryti? Tai jau galim formuoti.
Jau. O Nu, tai kaip va, čia? dabar gerai. Gerai? Jo, jo. Ir ką dabar Ar daryti? palauk, Gabre? Gabre? Gerai? Ne? Dar vartyk dar. Eina. Gerai? Gerai? Čia kiaušinis. O tai man merkti kiaušinį? O, gerai. Gerai. Dėk Ko greičiau tu į čia žuvesėlius, veiki? va. O tai keptuvę paruošė? Dar apvers. O kita lėkštė priepat. Į kairę, va. A, gerai, gerai. Jis biški sulaužo. Rimtai? Nu gerai bus. Maladėts. Vieną turim, davai. Gal biškai per didelis. Ar tu gali nedainuoti? Set me free. Bruno, suvalgy. Suvalgy, Kamilė. Negeriau šio? Ai, čia šlikseliai. Gerai? Jo, aš prižiūriu, kaip tu darai. Gerai. Patinka? Aha. Man atrodo, geriau pagaminsim, negu tą sūrio kepsnį, kai matėm ir girdėjom. Gerai? Na, labai gerai liuks. Na, la, la, la. Čia dedu? Jo. Gerai. Čia farša. Ne, nu tikrai parą jaučiu, reikės tas rankas valyti. Davai, va taip. O va. jie ne per stori? Va, Čia gaunasi. Per stori? Ką? Bet tai o kaip man kitai? Nu, ploni turi būti, ar ploni? Nu jo, bet tai gerai, bus kepsniai. Iškeps Bus normaliai? jautienos steikas. Gabri. Ne? Man atrodo gerai, žinok. Ne? Kas? Tai Gabrai parodyk, ar nepatinka, gerai ar kas yra? negerai. Ne? Ne? Normaliai. Ne? Gerai yra, Saulė, gerai yra. Nu tai... Ar gerai ar blogai? Tai čia nežinau, kočiot reikia su tuo kočiokliu. Per stori jaučiu, aš jaučiu, ne pati. Bet tai o kaip man kitaip čia? Koks kodas? Ką tu ten darai? Ką jinai daro? Gerai, 0. 2. Bet tai lūž čia jie, jeigu jie plonesni bus, jie lūž. Ai, tu čia. Gabra. Tai mes jau galim kepti. Tai da. O, šitas geras. Šmotas. Čia dedu. Žiūrėtas, Tu pažiūrėk į mano pirštų. Kamilė nori paragauti. O tu paragauk, ar trūksta, ar paršai trūksta kažko. Aha, Bruno. Bruno, žinok, labai žiūri tave. Bruno. O! Nukrito. Tu šmotą numetė jam. Karvai. Ką tu ieškai čia? Jo, dar plonesnė. Telps į šitą. Yra kiaušinio dar. Ar ką tu man sakei? Gerai. Tai jau per plon. Nu gerai bus. Čia. Skanumėlį. Žinok, atrodo tai taip nelabai skaniai. Kamilė. Gabra. Reikia ant servetkų dėt. Kas ne? Nevalgysi? Nevalgysi? Nevalgysi. O tai kas blogai? Kas yra? Valgom, paragaut? Kaip aš nesuprantu. Kas yra? Nu, valgysim. Tai valgysim, viskas, nu. Gerai, Saulė, ateinu. Kas yra? Džiovesėlių yra dar? Čiuvesėlių dar biškai? Ką? Pabaršiau, Bruno. pabaršiau.
Nu dar kokie čia apgausis 3 jaučiu. Tai labai gerai jau. Kepa 2. Gerai. A, mane kviečia. Ate. Aš Iškepa? vis net nesuprantu, kaip čia tas Jis nekepa? Nekepa? Taip. Ble, mane labai gerai čia kažkaip atrodo. Šiuo norėčiau pamatyti iš tikrųjų. Plonesnė? Nu tai pakepk. Mažesnė? Saulė mažesnė daryk. O tai ilgiau pakepk. Va, toks dydis gerai. Gerai? Dar mažesnį? Gerai? Perpjaut? Kaip iš vis tą šnicelį padaro tokį ploną? Karočią, supratau, kad daro mažesnius. Kas buvo? Kas buvo? Šiaip. Kas buvo? Kas buvo? Kas buvo? Žiauriai blogai atrodo. Davai paim kamerą ir nufilmuok. Ar jinai filmuoja? Labai blogai. Formuok šnicelį. Formuot? Gerai tokio dydžio? Kamera! Nu kas? Kas buvo? Aš paėmiau tą ragelį. Jis man pradėjo sukaliotis į visas pusės. Palauk. Tai man gal nusimt ir pažiūrėt? Tik, Saulė, ką? eik. Gerai, žinai, ką čia reikia spaust dabar? M raidę. 2 kartus. Įspausk, var pasuk horizontaliai, kad būtų. Tiesiog suk ir pats jisai sustos. Gerai. Pratęsimas? Mhm. Iškepė. Iškepė? Na ką? O tu įjungiai? O tu iš viską įtlenti? Nes ten jau degė. Žodžiu, bandžiau nusiplaut rankas. Nu, palvuok. Ir vėl. Užsikišo kriauklė. Bet mažesnius. Tai aš jau buvau čia suformavus. Gerai? Mažesnė. Nu Gerai, tai- gerai. Kaip man? Ką? Ką? Ką tu man sakai? Dar toliau? Perpjaut? Perpjaut? Iš naujo, kad padarytų? Ai, dar paminkito? Ai, per pusę ir paminkito? Gerai. O taip man... Numinkik. Ai. Kas stovi be darbo? O tai kaip mes kotletus tada storus darėm ir iškepė, o dabar biškai storesnis ir jau nekepa. Aha, gerai. Supratau. Atsimink šitą klausimą po to. Tu pamatytum tą šnicelį. Labai blogai. Labai blogai. Labai blogai. O tai jūs bent jau iškepė tam. Šiandien liksim be vakarėlės, man atrodo. Kur tu ten važiuoji? Paragauk. Vo, dabar gerai. Dar pavaliok. Neskanu. O tai bulves uždėjai kept, virt? Nu, duok abrai į ranką. O tai... Gerai, nebedaug liko čia. O tuos, kur storus, tai nebedarai tu jau? Ne? Nu tai užteks šitų.
Ką? Aš jai pasakysiu, tegu padaro šitos. Reikės iš naujo šnicelį performuoti tą, kur buvo dideli 2 į mažesnius. Gerai. Žinai, kokią dainą? Iš lėto leidžiasi. Ai, ne. Bruno. Nori mėsgalio? Ši Bruno galėjo mano rankas nulaižyti iš tikrųjų. Gerai? Jas. Jo? Blemba kiaušinio nebėra. Nu tai mušk. Įmu šitoj. Kodėl man sunkiausias darbas atiteko? Gabre, galim šakutę. Man reikėjo kepti. Būčiau nemačius nieko ir būtų gerai tam viskas buvę. Toj tavo į veidą. Ko jūs žvengiat? Gerai. Jau? Išvalyk dabar burną. O. O. Banginių prileidai. Tai aš ir išgersiu. Nu, duok. Fū, nelės mane. Gerai? Aha. Nu šitie gal geriau? Gabre, pasakyk Kamilei, kad padarytų morkų salotas. Kad nutarkuotų morkas. Morka. Aš nuskusiu. Oi, Dieve, padėk. O jautieno šniceliai žus yra toks dalykas? Gabre. Yra? Yra? Nėra? Aš nesuprantu. Yra? Nėra. Yra? Ar nėra? Nežinai? Nu, tai čia bus vaizdu, man atrodo. Paskendo kiaušę. Nik nelinkėjimai. O, nebėra mėsos, pagaliau. Va tiek tik tai. Ką? Daryt? Tai tu paduok ranką, parodyk man. Ką? Nu tai ką? Viskas nebėra faršo. O jai reikia. Nu tai dabar nežinau. Dabar. O tai. Žiūrėk, paimk šituos. Čia ją perporauti per pusę didelį. Ir paplak rankoj. Pavartyk rankoj. Visus? Jo. Visus, Gabre? Po vieną paimk. Po vieną. Taip? Džiuvesėlių nebėra jau. Gerai? Duot? O su kitais tą patį? Tokį šmotą mes čia darėm. Oi. Ne, nu bent jau ta mėsa tai nesmirda, atrodo. Bent jau tiek. Visas? Gabre? Gerai. Bent jau morkas pavalgysim. Džiuvesėlių reikia, man atrodo. Ką? Ką? Ką įdaryt? Džiuvesėlių. Pabert? Nu. Gerai. Nu. Ką pasigaminsim, tą ir valgysim. Viskas? Ačiū Dievui. It's raining man. O tai dabar kitą kriauklę eik man užkimšt. Tai nežinau, viskas eik rankas plauk.
Žinok, reikės pirkti jau kurmo to vėl, kad... Nes ta kriauklė užsikišo. Ką jums sako? Ką jums sako? Nori morką tarkot? Nenori. Aš šitą vazą tarkoju morką. Į vazą? Į tą mėlyną. Ai, Mes neturim bliūdų. Gabre, o jeigu aš čia kriauklį plaučiau, tai irgi užsikištų? Ne? Gerai. Kur feiris? Pilk. Viskas? O jie čia nesudegė? Ne? Pavarkau. Gerai, Kamilė. Užsirpo ranką. Bulvių košė čia? Tai gerai. O tai bulvių košė? Skanu, pieno paragavai? reikia? Ar nereikia? Tak paragaut. O pieno nereikia? Na, blogai. Idėjai? Gerai. O. Bruno, ne! Kas? Bulvių košė. Jo. Yra. Gerai? Jo. O majonezas? Majonkės? Aš tik antrą morką tarkuoju. O majonezas ten? Šaldytuve yra. Čia antrą muško. Opa. Šitas? O. Majonkę iš karto atpažįsti. Majonkė, morka ir česnakas. Šaukštas. Ne. Atneši? Tau česnako pametė ant stalo. Nu, pametė ant stalo. Va. Žinok, man pirštų sutraukė. Nu, mažiukai tokie. Ane? Lup. Aš morką tarkuoju. Ai, nu tai gerai. Lup. Gerai. Lupk. Kaip ten dabar man rodė kažkaip ten... Ne, žinau, nebepamanu. Kaip nulup česnaką lengviau, bet tai čia tokie... Man atrodo, rankas man reiks mirkyt, nežinau. Nežinau, kur mirkyt. Fuu. Ką čia man duodi? Tai čia bulvių košė. Oi, baisiai gera. Oi, tu sau. Gera? Aha. Vieną galėčiau valgyti, bet tu. Pametė į česnaką. Bet jis ant stalo. Susirask. Prie šilto. Ne, čia faršas. Kodėl faršas ten yra dar? Faršą pačiupo. Bruno. Ko tu ieškai? Ne. Faršą, Čia. Bruno. Va. Tai ne. Faršo. Supratau. Va, faršiukas. Va. Bruno. Gabre, ateinu kažkur. Nepasimaišysiu. Čia su tiek šniceliu galim daugiavaikę šeimą pamaitinti. Aš nemoku nuluptų svogūnų. Dar vieną. Man atrodo, kad tos morkų salotos tik tai su tuo bulvių košė eis geriausiai. Tai reikia daug. Nes tas šnicelis, tai nežinau, kaip čia bus. Įdomu, nes aš turiu 2 terabaitus. Tai čia negali būt. Tai negali būt. Kaip jauties, nieko nematydavo. Kad ir pasakysiu, tai kaip tu girdėsi. Tai ženklais parodyk. Va, girdėjai? It's Gal tai... in your eyes. Ai, va dabar daina Dabar pasileidai. Ai, nu gerai.
Aš tave iš lūpų suprantu. Jo. Nu. No. Saulė nori morkos? Ne. Na? Ne. Gabriel. Ai, tu negali. Gabriel, man reikia lašiukų, jie lovoj. Lašiukai? Aha. Kur yra? Lovoj. Lovoj? Mhm. Va. Taip, kad čia lovoj viskas ir saldainiai. Radau. Ir garličiokas į salotas. Bruno. Bruno. Aš tikiuosi manikiūro nesusigadinau. Tai pasimutė. Tarkuodama čia. Jei ką pasimutė. Beje, manikiūras simutės. O tai iškepė šnicelį? Viskas? Tai ko mes laukiam? Senjora. Ko? Akite, čiutingi. Morkų salotų. Kas šis mirda? Česnakas. Arba šnicelė. Nežinau. Vienas iš dviejų. Pavastik šnicelį dabar. Ne, kad kvepia. Kažkas kitas mirda čia. Šiaip visai jo. Saulė. Va. Fu. Fu. Pavastik šitą. Kempinė čia kažkokia. Nu. Fu, čia actas kažkoks. Nu, Kas čia Gabre, davai. Majankę. Davai, Saulė, maišyk. Nu tai maišyk, aš jau čia bijau. Kas yra? prigirt. Nu tai man negerai, sako. Tai maišyk pati. Ką jį nori? Maišyk. Tai maišyk. Maišyk. Davai, Gabre. Ui. Aš einu išmest morką su česnaku. Nežinau, man tai įdomiausia, kaip tie šniceliai atrodo. Kokią dainą nori, kad padainuočiau? Berniukams, Yva. Yva. Pupytės? Nu, Gerai, jo. pupytės. Pupytės. Gal tu nebekalbėk. Nu štai mūsų Viskas? vakarienė baigta. Nusimam. Oi, labai rekiau. Jo. Jo. O tai majonezo man. Duok majonezo. Kaip Nu. kalo tos ausinės. Du šiaip šitie tai visai nieko, Tai bet gerai. jie O jie pirmi- neturėjo būti šviesus. Nu gal ir turėjau, nu ką dabar padarysim. Jautiena. Ne Gerai. kiekviena. Nu šiaip Ai. jo. Komentarus. Nu, šitie mažesni tai geriau atrodo, o čia tai bus Bruno vakarienė. Nemažai, bet čia skaus maisto. Bruno! Užtat morkų salatikės. Jeigu šnicelis nepatiks, visada yra. Tai jo, nes morkų salotas tai darytų matydama, o šnicelis aš minkiau nežiūrėdama. Tu turi jaust mėsą, jaust jautieną. Saulė, Dabar jau pati jausiu. kalta, dabar galės ir valgyti. Na kągi. Mūsų prašmatnus šnicelis. Nu, bet atrodo tai gerai. Su bulvių košė. O mes čia, ai, svogūną mes dar dėjom. Aš galvoju, kad Ir šitą. česnako. Nieko? Kečupo gal. Nu, pavyzdžiui. Bet šiaip nieko. Ai, jau paragavai? Paragau. Ar česnakinio dar atnešk viso? Man tai visai nieko. Nieko, nieko. Man atrodo, buvę ir blogiau. Su išvaizda tai nemanau, kad blogiau bus už tos sūrio kepsnius. Mūsų patį pirmą epizodą. Padažu puiku. Jo, nes kaip padažu užsidė nesijaučia mėsos skonio. Nu, kiek balų duosi už šį nuostabų, kaip sakant, šedevrą? Šiaip sunku vertinti iš tikrųjų. Tas Šiaip- faktas, kad, nu, ekstremaliom sąlygom buvo viskas daryta. Šiaip skonis tikrai nebuvo blogas, ta prasme. Bet žinant, kad yra skanesnių valgių. Nei šitas šnicelis. Tai aš...
Bet gal imkim, nu, tipo, kaip lietuvišką patiekalą namuose gaminta, žinai, kaip kokius ten daro mama, nežinau, kotletus, tai va, į tą pusę vertinu. Nu, tai aš duosiu 7,7. Nu, mažokai, man atrodo, nes bulvių košė ir salotos labai geros. Bet šnys. Ne, juokauju. Saulė dar. Gerai. Ne, tai aš nenoriu pakeisti jūsų nuomonės. Aš pakeičiau jau. 8,4. O, gerai. Ne, 8,2. Gerai. 8,2. Nu, vat aš gal duočiau 8,4 kažkur. Manau apie tai. 8,5, 8,4, jo. Šiaip 8,5 aukštas visai. Nu tai, nes, kaip sakant, geras skonis. O mūsų svečias dienos? Nu, aš tai taip duočiau kokius 8,6. O. Nu, iš ties, lietuviškas patiekalas, skanu. Ir dar kai nežiūrint pagaminta. Nu, saulė ten minkė. Kriauklė užsikišo. Užtat mūsų virtuvė dabar kokia 10 iš 10. Virtuvė tai tikrai 10 iš 10. Ir šiandien priminkime tai, kad Saulė ir Kamilė darė tvarkos dieną namuose. Tvarkos diena. Buvo gražu, dabar reikės iš naujo daryti. Nu tai gerai. Gerai. Ačiū, kad buvote. Ir iki kitų kartų.